mišių pradžioj truputėlį pasakiau neteisingai, apsirikau pasakyti. Kas kiekvieną sekmadienį dalyvauja mišiuose, nereiškia, kad nemirs. Iš tikrųjų, suprantat, kas kiekvieną sekmadienį dalyvauja mišiuose, reiškia, kad iš tikrųjų nemirs. Iš tikrųjų nemirs. Paveldės amžinai gyvenimą. Kodėl? Dėl to, kad kiekvieną sekmadienį, kada mes susitinkam su Dievu šventosiuose mišiuose, tai girdim ir jo žodžius, šventą raštą, kažką dar kunigas pasako, irgi taip gal verčia kartais mus pamastyti arba paprieštarauti, kaip ten bebūtų. Ir be abejonės priimam sakramentus, šventąją komuniją, einam išpažinties. Kaip mes esame tada, kaip ir šiandien Evangelija sako, pasiruošę susitikimui su Jėzumi. Nuolat pasiruošę, kiekvieną sekmadienį. Tas kiekvienas sekmadienis būtent ir yra, kaip minėjau, šiandieno žmogui toks, sunkus dalykas. Jis nenori įsipareigoti, jis ateina retkarčiais ir taip sako, aš jau dažnai einu ir viską padarau ir esu geriausias iš geriausių. Bet jis neturi, kaip sako šiandien Evangelija, alyvos. Neturi alyvos, kad jo žibintas degtų, kada reiks įžengti į vestuves, būtent į Dievo karalystę, kurią, aišku, viešpats yra parengęs. Taigi dalyvavimas šventosiuose mišiuose reiškia mums amžino gyvenimo galimybę. Nors mirti be abejonės mes mirsime kaip ir kiekvienas žmogus, bet būsime pasirengę būtent per tą dalyvavimą mišiuose susitikti su Jėzumi, su jaunikiu, kuris ateina. Būtent apie tai mums šiandien kalba Evangelija. Ir aš pagalvojau, šitas dalykas yra labai svarbus. Kągi, žiūrėkit, Evangelija, kurią girdėjom apie 10 mergaičių. 5 protingos, 5 paikos. Esam daug kartų girdėję. Ir šiaip, suprantat, šitie biblistai, kurie, aišku, tik tai iš to duoną valgo ir Biblija jau, žino visus tos niuansus, tai biblistai taip sako. Šitas pasakojimas arba palyginimas, kurį šį vakarą mes girdėjom, yra pats sunkiausias. Pats sunkiausias suprasti. Pats sudėtingiausias. Galbūt jums netrodo, čia jau viskas aišku. 5 protingus, 5 paiks, 5 įėjai, 5 neįėjai, viso gero, viskas išspręsta. Nėra taip paprasta, jeigu taip žvelgi į tuos, sakykime, simbolius gilesniuosius ir kuo norėjo Jėzus pasakyti, ir iš tiesų apie tai yra daug kalbama. Bet pirmiausia, tokia kaip ir įvadinė mintis ir kaip jau pasakiau apie sekmadienio šventimą, mes turim būti pasiruošę susitikti su Kristumi. Ir gyvenime, kada gyvenam, ką mes darom, kad su Kristumi susitiktume? Ką darom? Kaip minėjau, sekmadienį lankom bažnyčią, meldžiamės, darom gerus darbus, tikime galiausiai, tikime ir žinome, kad jis yra gelbėtojas, kad jis teikia amžinai gyvenimą ir visą kitą mes tai žinome, mes tai tikime. Bet tikrai labai gerai žinome, kad yra nemažai žmonių, kurie į tai nekreipia dėmesio. Jie irgi gyvena panašiai kaip mes, vargsta, dirba, skuba, bėga, uždirba, džiaugiasi, yra laimingi, viskas gerai. Jie gyvena irgi pilną gyvenimą, visko jame yra, bet nėra Kristaus, nėra tikėjimo. Tokių žmonių žinote, ne? Turbūt esat ne vienas su tokiais susitikę, esat kalbėję, iš jūsų tarpo galbūt kažkokių pažįstamų yra. Žinom, jų yra. Jie nekreipia dėmesio į tai. Ir gyvena. Ir atrodo, ir viskas čia gerai. Bėda tame, ką šiandien sako mums Evangelija, kad su Kristumi reikės susitikti. Žinote, jeigu nereikėtų su juo susitikti, atgyvenai, kaip sako žmonės, numeriai ir nieko nebėra. Kaip šiandien mums daugelis nori teikti. Bet ne.
mes visi žinom, netgi tas, kuris yra toli nuo tikėjimo, jis suvokia, kad Dievas yra ir kažkaip, į tą Dievo karalystę, į dangų reiks patekti, kaip ten bus, kartais jis ypatingai, kada jau liga užspaudžia, kažkokios mirtis ateina, kažkokios bėdos, jis jau pradeda apie tai galvoti, kaip čia galėtų būti. Reiks susitikti su Kristumi, kiekvienam iš mūsų. Ir kaip mes būsime pasiruošę. O štai apie tai šiandien mums Evangelija ir kalba, kaip mes būsime pasiruošę. Ir žinot, įdomiai, tai Biblija, tai tikrai sakau, labai daug ir labai sunkių klausimų šiandien pateikia ir sprendžia. Žinot, mums irgi visada yra įdomu. 5 protingos, 5 paikos, kvailos. 10 Biblijoje reiškia, totalumą, visumą. 10 ir visi. Ir žinot, 50%, 50%. Koks tas atsakymas? Negalim žinoti. Kada, pavyzdžiui, mes kartais juokaujame, debesis šiandien lys arba nelys. 50% duodu, kad lys, 50% kad ne. Ką tu pasakai? Nieko nepasakai. Nes nežinai. Gali būti ir taip, gali būti ir taip. Šiuo atveju Dievas ir neduoda mums tokio aiškaus skaičiaus, kiek procentų. Mums tai nėra duota žinoti. Kiek yra pasiruošusių susitikimui su Dievu, kiek nėra pasiruošusių. To mes nežinom. Ir tai įdomiausiai, kad ir mes patys kartais galvojame apie save, ar mes tikrai pasiruošę esam susitikimui su Jėzumi, su Dievu, įžengti Dievo karalystę. Galvojam, ar esam pasiruošę. Ir žinot, taip galbūt galvojam, kad viskas gerai, bet kada jau ta mirtis artėja ar panašiai galvojam, dar kažko man trūksta, dar reikėtų. Ir dėl to, aišku, nebereikalų žmonės kviečiasi kunigą, kada jau yra sunkioj lygoj, kad jis dar užtvirtintų, pasiruoštų, kad jau sakytų tikrai Dieve, ko pritrūko, būk gailestingas, aš noriu susitikti su tavim. Ir tai mums yra pateikta šį vakarą per tą, pasakojimą. 5 kvailos, 5 protingos. Kame reikalas, kas tenais yra pasakyta, taip trumpai tariant. Žiūrėkit, koks tas žibintas svarbiausiai. Koks tai žibintas? Be daug problemų, kurios kelia tekstas, iškeliu vieną. Koks tas žibintas yra? Žibintas tuo laiku buvo toks, kaip deglas. Šiais laikais nenaudojamas. Deglas, pagalys, ant pagalių užvyniotas buvo audinys. Ir šitas audinys, kai būdavo apipiltas aliejumi. Kada tu aliejaus užpili ant audinį ant deglo, tu turi tą deglą ir jis dega. Bet jeigu tu neturi inde, kaip yra pasakyta, aliejaus, viskas tvarkoj, deglą tu turi, bet aliejaus neturi, jis ilgai nedegs. Savaime suprantam, jis ilgai nedegs. Nes jam reikia užpilti, jam reikia kuro, reikia užpilti aliejaus, kad jis degtų ir šviestų tą kelią į susitikimą su Dievu. Taigi, kada mes galvojam, dabar mums duotų, tau reikia eiti per mišką tamsų ir jokių nėra kitų, kaip sakant, apšvietimo priemonių, prožektoriaus, nieko, tik deglas. Tau reikia pereiti mišką ir nueiti kažkur. Jeigu esat naktį, kas nors ėję per mišką, jeigu ten dar kelio nėra gero, tai tikrai to šviesos reikia. Ir jūs pasiimat deglą, užsipilat aliejaus gerai ir einat. Kiek ateis? Iki kažkiek ateis užgestas deglas. Ir jūs kartais, mes taip galvojam, žmogus turi būti absoliučiai kvailas, kad norėdamas pereiti mišką, jis nepasiėmė alyvos, kurias reikia užsipilti ir tu pereisi. Viskas, tiek žinių, paprasta. Absoliučiai kvailas, čia logikos nėra, čia yra visiškai nonsensisas, neprotinga 100%. Jeigu tu nori pereiti mišką, jeigu tu nori pereiti tamsą, tu turi turėti ką? Gęsta, užpyliai, vėl eini. Gęsta, užpyliai, vėl eini. Ir taip toliau ir ateisi iki savo tikslo. Savaime suprantama. Bet ką pasako Dievas tuo palyginimu mums? Paprasta tiesa. Mes kartais iš tikrųjų galvojame,
nelanko bažnyčios, nekreipia dėmesio į Dievą, nekreipia dėmesio į tikėjimo, nedaro tikėjimo darbų ir panašiai galvojam, kažkaip gal ir nieko, daugelis taip daro, bet Dievas tai vertina kaip neprotingą elgesį, absoliučiai neprotingą. Dėl to, kada tau reiks įeiti Dievo karalystę, tu neturėsi to, kas tave ten įves. Neturėsi to. Suprantat, žmogus, gyvendamas šitoj žemėj, nepagalvoja, kad jam reikės, jis nori ar nenori, jis galvoja vienaip ar kitaip, tegu jis galvoja, bet jam vis tiek reikės su Dievu susitikti. Jis to nepagalvoja. Ir supranti, Dievas taip ir vertina, sako, jis nėra protingas. Jis neturi alyvos. Kaip jis pasišvies kelią. Ir žinot, labai griežtai pasako, ne. Paskui jau kaip susigraibė tos alyvos, atėjo duris uždaryti. Sako, aš jūsų nepažįstu. Pliaukš, duris uždaryti. Tu negali įeiti. Ir taip pabaigė šitą pasakojimą. Žinot, aiškinimų šitoje vietoje irgi be galo yra daug. Ir per istoriją buvo be galo daug. Nesivelsiu to aiškinimus, nes tikrai yra pakankamai sudėtinga tai išaiškinti. Ar iš tikrųjų dangaus vartai tau užsivers? Nepasakyti. Užsitrenkė duris. Ir pasakė galiausiai, budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Mes ne vienas nežinome savo mirties datos, mirties momento, kada reikės iškeliauti ir kada reikės susitikti su Dievu. Nežinome, ne vienas. Paskutinė mintis. Kas ta alyva? Kas ta alyva yra? Kurią turim užpilti ant deglų ir įžengti Dievo karalystę. Kas ta alyva yra? Irgi daug yra aiškinimų, bet mums aišku, kaip jau pradžioj minėjau, taip tarsi ir tampa akivaizdu, kad alyva būtų tikėjimas. Vis dėlto aš čia jungčiau daugiau elementų. Ką? Reiškia visos žmogaus pastangos. Alyva reiškia. Visos žmogaus pastangos, kurias jis daro dėl Dievo. Tai ir, kaip minėjau, sekmadienio lankymas, tai ir mūsų ėjimas iš pažinties, tai ir sakramentų priėmimas, tai ir mūsų malda, tai ir mūsų dvasinis skaitimas, kažkokių knygų skaitimas apie Dievą, noras sužinoti, kaip ten yra, kada kartais kyla klausimai ir galvojam, kaip ten su tu Dievu yra, kaip ten reikėtų, ką ten reikėtų daryti, kaip ten kas. Ir yra be galo šiais laikais knygų. Tai mes paimam, skaitom, žiūrim, gilinamės, mums įdomu, kalba per radiją, per televizorių, ar dar kažkur kalba. Mums irgi įdomu, aš turiu bėgti, turiu dirbti, turiu tą daryti, bet gerai, sustoju, skiriu laiką, pasiklausyti, pasižiūrėti, kaip suprasti. Tai visos mūsų pastangos, ir tos intelektualios pastangos, kada mes siekiam savo protų suprasti, kas yra Dievas ir kaip mes turėtume gyventi, ir kaip jį suprasti, ir kaip jį tikėti, kokios tos tiesos ir visa kita, tai be galo daug dalykų. Ir be abejo mūsų dvasinės pastangos, kurios irgi mes ir meldžiamės, ir kažką darom. Ir taip pat mūsų darbai, geri darbai, kažkokie konfliktai, kažkokios nesėkmės, kas nors yra. Ir mes pasielgiam kaip? Kaip tikintis, kaip krikščionis, kaip mylinti žmonės. Kada reikia atleisti, kada kažkoks, konfliktas, ir kvirčias, ir tu turi atleisti. Ir mes pasielgiam ką? Atleidžiam, kaip krikščionis, kaip Jėzus. Ir todėl Jėzus sako, ką? Tu turi alyvos, tu užsipilėdas. Tos pastangos ir yra, kad tu pastoviai jas užsipili. Nuolat ir nuolat ir nuolat. Kad nėra užsidegė, atrodo, vien kartą pakrikštijo, vien kartą į bažnyčią atėjau per metus ir aš jau ten nukeliausiu. Nieko panašaus. Vis turim turėti tos alyvos. Mūsų pastangos. Ir tada, nes kaip pasakyti, mūsų gyvenimas parodo daugiau ar mažiau, be abejonės mes kiekvienas esam silpnas, bet vis tiek mūsų gyvenimas parodo, tu krikščionis, tu tikintis, tu atleidžiantis, tu mylintis, tu taip kalbantis, tu
tas, kuris priešinas blogiui, tas, kuris kalba apie tikėjimą, tas, kuris nebijo išsižadėti tikėjimu, tas, kuris, apie tai gali atvirai kalbėti ir taip toliau. Tu krikščionis. Ir kada tu eini, aš tave pažįstu, prašom, įženk. O kada viso to žmogus nedaro, sako, aš jūsų nepažįstu. Aš jūsų nepažįstu. Jūs negyvenat kaip krikščionis. Jūs nesielgit taip, kaip aš buvau nurodęs. Jums manęs nereikėjo, kol gyvenat. Jūs manęs nepažinot, aš jūsų nepažįstu. Ir duris užsiveria. Štai daugiau mažiau toks yra pasakojimas. Jis yra pakankamai, suprantat, toks griežtokas. Ir šiais laikais, pavyzdžiui, nori ir teologai, ir biblistai nori taip tą Dievą pristatyti tokį švelnų, kur visiems gailestingas, visus į dangų įleidžia. Ir kada su tuo pasakojimu šiandien susiduria, kur nėra jokių tokių kažkokių šalutinių interpretacijų, kur parašyta tiesiai, šviesiai, nebėra kaip taip paprastai išsisukti. Duris uždarytos. Jėzus tavęs nepažįsta. Ir viskas. Ir suprantat, bet mes, kaip minėjau, nežinom, dėl to ir tas yra 50 ant 50 arba 5 ant 5. Mes nežinom skaičiaus. Mes negalim vertinti, nežinom nieko. Bet taip yra pasakyta Dievo Evangelijoje. Taigi, kągi, išgirdom žinią šį sekmadienį, kad turim būti pasiruošę, kad turim turėti deglą, turim turėti alyvos ir turim būti pasiruošę susitikimui su Jėzumi.